Sveiki visi, kurie šiandien įsijungite paklausyti šito įrašo su Virginija. Ir mes šiandien pakalbėsime apie žoleles, apie jų naudą ir viskas, kas susijęs su jomis. Tai tik priminsiu, kad šito kanalo tikslas yra surinkti į vieną vietą kuo daugiau įvairesnių metodų, praktikų, įrankių, šiuo atveju kaip ir žolelių, kad žmogus pasiklausęs ir jisai galėtų pagerinti ir savo savijautą, savo sveikatą, savo gyvenimą. Tai šiandien mums tą leis padaryti ir Virginija. Tai sveiki, Virginija. Labą dieną, sveiki visi, diena ar vakaras, nežinau, kada jūs klausysit, bet malonu būti kartu su jumis. Labai smagu, Virginija, nes šio įrašo dar apie žoleles mes neturėjome, tai kas arčiausiai žolelių galbūt yra eteriniai aliejai, bet visai kitaip naudojami. Tai galbūt mano pirmasis klausimas būtų, kaip, Virginija, tos žolelės atėjo į jūsų gyvenimą? Tiesiog pašaukimas, aišku, sveikatos problemų buvo, bet ne tik svarbu sveikatos problemų, bet svarbiausia, kad pašaukimas atėjo iš vidaus, kad aš turiu ne tik savo padėti žolelėm, bet padėti ir kitiem aplinkiniam žmonėm, kurie ateis pas mane. Pas mane žolelės į mano gyvenimą atėjo ne kaip vaistas, bet kaip maistas. Aš tiesiog ir kiekvieną kartą sakau, kad jūs naudokit ne kaip vaistą, bet kaip maistą. Pavyzdžiui, maistas, kaip ir kiaulpienių šaknys, jūs prisikasat šaknų, galit pasiruošti kavytę, galit pasiruošti troškinį, kas tik jums į galvą šauna, kokia mintis tik atėjo, tą ir gaminatės. Kaip ir žiedų prisirinkai, irgi gali pasidaryti užtepėlę, gali vienus žiedus valgyti. Tiesiog mėgautis tuo, ką duoda gamta mums. Aha, o ar jeigu savo pagaminti kažkokį tai maistą būtent iš žolelių, ar tai ilgiau užtrunka negu įprastai be žolelių? Vat koks procesas visas, ar jis yra sudėtingas, ar čia jau reikia žinoti iš kažkur tai jau detaliau, kaip tas susirinkti šaknis, ar ten kiaulpienės, ar ten žiedus, ar galite šiek tiek daugiau tada pasidalinti tuo pačiu procesu, jeigu tai gaminame kaip maistą? Tai dabar kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mes irgi bulvės kasam, jas sodinam, kasam ir nusikasę bulvės mes jas nulupam. Tai lygiai tas pats mes pasiimam krepšį, kastuvą, einam į laukus, į pievas, įsikasam šaknis, po vandenuku nuplaunam šaknis, susitrupinam, troškinį galim pasidaryti, bent kur galim ir apsivirti, galim ir traškučius tiesiog. Tikrai patikėkit manim, laiko daug neužima. Tikrai nėra to laiko, aišku, kitą kartą žmogus pagalvoja, aš tą maistą taip valgysiu, man daugiau laiko užims. Ne, tikrai, daugiau laiko tikrai iš jūsų netims, patikėkit manim. Aš tuo gyvenu, aš jums galiu pasakyti, kad tikrai netima daug laiko. Aha, tai pavyzdžiui, nes visi čia tą gamina, tai jau reikėtų žinoti receptūrą kažkokią, tai pavyzdžiui, paprasčiausiai tie, ką mes įpratę valgyti, tai galime internete susirasti, o kas liečia ten žoleles ar šaknis, ar tokių receptų galima rasti irgi internete, ar žmogus sako, gerai, noriu pasigaminti, nuo ko pradėti? Nuo ko pradėti, tiesiog aš dar kartą pasikartosiu, jūs įsikasat šaknis, nusiplaunat, o receptai tai, aišku, galima ir internete rasti. Jau dabar šiuo metu jau internete atsiranda receptų. Nesunku susirasti, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie tais receptais dalinasi, aš irgi tais receptais dalinuosi ir daug žmonėm patariu, ką, kaip rinkti, kur rinkti. Visą tuo dalinuosi. Ir kuo naudinga tada, jeigu žmogus dabar pirmą kartą išgirdo, kad man reikia eiti kastuvą, eiti kasti šaknų, tai o kuo naudinga, galite šiek tiek papasakoti žmonėms? Pavyzdžiui, kaip kiaulpienė, tai kaip ir žinom, yra 6. vietoje Mendelėjevo, pagal Mendelėjevo lentelę 6. vietoje visais tais elementais, kurie yra naudingi žmogaus organizmui. Tai kiaulpienė, kepenys, virškinimas, galima ir toksinus valo, ir nuo peršalimo. Netgi galiu pasakyti, kiaulpienės lapai, vieną tokią smulkę
paslaptį atskleisti. Jeigu norit moterytė sulieknėti, tai naudokit kiaulpienių lapų arbatą. Aišku, pavasarį tai galime naudoti kiaulpienių lapų, vėlgi salotas, jauni lapeliai, tai jie nėra kartus. Juos galima plauti ir į salotas ir būsim gražios lieknos. O paskui pasidžiovinam kiaulpienių lapų, mes pasidarom arbatą, galim miltelius pasigaminti. Dabar tokie laikai, kad tiesiog milteliai yra pats geriausias variantas, pasidarom miltelius, arbatinį šaukštelis į burną, vandenuko tik tai užgeriam greitai ir bėgam 3 kartus į dieną ir pažiūrėsit, būsit gražios. O ar yra sezonai, kada galima, o kada negalima rinkti ar ten lapus arba šaknis? Pavyzdžiui, dabar šiuo momentu, kadangi dabar ruduo, kaip mes kalbamės, tai galima kasti kiaulpienių šaknis ir varnalėšų šaknis, gudubelės uogos. Aišku, yra šaknys kasamos tik pavasarį ir rudenį, nes vasaros metu jau visą tą gėrį kiaulpienės atiduoda į viršų, į žiedus, į lapus, į pumpurus. Jeigu jūs vasarą įsikasit kiaulpienę, tai jūs pamatysit, kad šaknukė tokia susitraukus, plona, suvytus. Jūs iš jos jokios naudos negausit. Jau kai baigia žydėti kiaulpienių žiedai, tada jau galima kasti ir valgyti šaknis. Aišku, galite įsikasti tą šaknis ir paragauti. Nėra baisu paragauti, nusiplauti šaknį, atsipjauti gabaliuką, paragauti, koks skonis yra iš tikrųjų. Varnalėšų tai nerekomenduoju. Varnalėšų šaknų nerekomenduoju žalių atsipjauti, nes varnalėšų šaknys jos tokios, nelabai valgomos žalios. Jos geriau išdžiovyti ir pasidaryti miltelius ir kaip užsiplikyti, kaip kavytę gerti. O varnalėšų šaknys yra kasamos 1 metų varnalėšų. Jeigu varnalėšai yra peraugus, jau šaknys nebetinka naudoti. Bet čia skamba, kai jau tikras mokslas, nes reikia žinoti tada, kas valgoma, kas nevalgoma, kaip galima valgyti, kaip galima gamintis, ar ne? Tai čia ne šiaip savo, kad sugalvojau ir dabar jau pradėjau iš oro daryti. Ar galima prisidirbti, nežinant? Ne, su šaknim tikrai jūs neprisidirbsit, jeigu kalbam apie šaknis, tai tikrai neprisidirbsit. Netgi ir varpučio šaknis galima naudoti. Varputis irgi labai. Kaip galima naudoti varpučio šaknis? Irgi įsidžiovinti, pasidaryti miltelius ir naudoti kaip arbatą, užsiplikyti. Toj pati, kaip sakoma, piktžolė, kuri veisiasi, niekaip tu jos negali sustabdyti, varputis. Yra irgi naudingas žmogaus organizmui. O kuo naudingas varputis, įdomu? Vieną paslaptį išduosiu, vyriškiams labiau naudinga, vyrams. Aha, tai vyrams naudinga, bet turbūt ir moterims gerai, jeigu vyrams naudinga, ne? Virškinimui, bet viena paslaptis, jeigu vyriškiai klausys šitų įrašų, atsiras ir vyrų paklausyti, tai jie galėtų ir pasirinkti varpučio šaknų. Ir dar priminkit, kaip naudoti dabar, jeigu vyrai klauso, ar ne, ir nori padėti savo, tai bet kada galima varpučio šaknį irgi pasimti, ar ne, išsirauti? Varpučio šaknis, tai aš manau, galima kasti visais metais. Ją gali bent kada, bet sudėtinga ją reikia pasiruošti, nes ji tokia plonytė, kol susiplausim. Daug darbo yra su varpučio šaknim, bet naudinga. Aha, tai vis tiek jau galim sakyti, kad laiko užima, tai kas mažiau turi laiko, tai geriau ieškoti žmonių, kurie užsiema tuo ir kad sutrumpintų tą visą procesą, ar ne, jau kai yra paruošta kažkas tokio. Bet patikėkit manim, tai malonumas išeiti į gamtą, pasivaikščiot, kažką tai parsinešti. Nesakau, kad viską galima. Ne, tai parsineš taip, o paskui jau parsinešus jau viskas, jau reikia su tuo daryti, kaip sakot, nusiplauti tas plonytes šaknytes, tada džiovinti, tada. Tai aš nelabai dabar supratau, pavyzdžiui, kaip tas procesas tada turėtų vykti, jeigu aš pasiėmu tas šaknes, nusiplaunu ir ką tada aš su jom darau, su tuo varpučiu šaknimu. Vyrai ką daro? Tiesiog nusiplaunam,
įsidžiovinam, galima džiovykliai džiovyti, galima pravirojo orkaitėje, džiovinam 40 laipsnių temperatūroje, iki 50 nedaugiau. Ir kada kaip jau traška braška, lūžta, tuomet jau imam kavamalį ir sumalam iki miltelių. Galima užsiplikyti arbatą, galima įvairiai pasidaryti. Ir 40 laipsnių temperatūroje kiek laiko atviroje orkaitėje, 40 laipsnių temperatūroje kiek reikėtų džiovinti? Jo, dabar aš galiu pasakyti, kad aš džiovinu pagal pajautimą, aš tiksliai nepasakysiu laiko, kada jau išdžiūsta, tada jau lauši ir tiesiog lūžta. Trakšt, prakšt ir jau viskas jau išdžiūvo. Aš tiesiog negalėčiau jumi pasakyti tikslaus laiko. Tikrai. O galima tas iš karto sudžiovintas ne į kavamalę dėti, o tada jau arbatą ruoštis jau tų, kur sudžiūsta? Ar reikia būtinai į kavamalę pirmiausia? Bet jeigu jūs norit, pavyzdžiui, šaknis virti arbatą, jų nesmulkinę ar panašiai, tuomet jau reikės kaisti ant ugnies, statyti vandenukį, geriausia vandenukį indas, vienu žodžiu, troškinti. Tada jau visos naudingos medžiagos atsiskleidžia ir ilgą laiką reikia jau taip patroškinti, kad įsiskleistų visas naudingumas. O pats paprasčiausias būdas susimalti miltelį, užsiplikinai, išgėri arba miltelius į burną, užgėri vandenuku. Mes turim ruošti tokius ilgus procesus. Tu dedi ant ugnies, vienas indas, kitas tu troškini, tam vandenį troškinas ilgą laiką, gal ir iki valandos, pusę valandos, žiūrai, kokias tas kiekis, kiek tu tų šaknų nori. Aš jau siūlau pačius lengviausius būdus žmonėms. O Virginija, aš esu girdėjus, kad vieni sako vienaip, kiti kitaip, ar galėtumėt jūs man dabar atsakyti, ar arbatą, kai darome, mes turime su verdančiu vandeniu užpilti žoleles, ar mes turime tiesiog šiek tiek palaukti, kai sužverda ir kad nebūtų tas kunkuliuojantis vanduo? Kaip reikia teisingai pasiruošti arbatą, kad išliktų visos naudingos medžiagos? Dabar į jūsų klausimą galiu atsakyti taip, vieno atsakymo nėra. Jeigu jūs atėjot pas žolininką ir jums jis sako, jūs pilat mano žoleles surinktas verdančių vandenį, jūs turite ir klausyti. Jeigu jūs nuvėjot pas kitą žolininką, pirkot žoleles ir jis pasakė, kad vanduo turi būti neverdantis, taip ir darot, nes kiekvienas žolininkas turi savo pajautimą ir jis surinkę žoleles ir jis skirtingai pateikia. Tikrai vieno. O jūsų žolelės, kaip jūs Virginija savo klientai? Taip, mano žolelės tik taip pilamos, tik verdančių vandenį. O galėtumėt, galbūt man čia įdomumo taip iškilo, o kuo skiriasi tas verdančių vandenių ir neverdančių? Čia kame skirtumas yra? Matot, aš labai daug nesigilinau, kas kur kaip ką daro, bet pagal mane tai sako, kad tos medžiagos geriau atsiskleidžia neverdančiam vandenį, ar vanduo, kad jisai gyvas lieka vanduo, aš tiksliai negaliu šitą atsakyti, jau čia reikėtų klausti specialistų, kurie daugiau paaiškytų. Aš kažkaip nesureikšminu, aš tiesiog pagal savo pajautimą, aš pasakau, kaip turi naudoti mano žoleles. Ir pasakau, kad jūs, jeigu atėjot pas mane, jūs manęs ir klausykit. Nes tu ateini pas žolininką, tu juo pasitiki. Juo pasitiki, tu ateini pas žmogų, tu juo pasitiki. Aišku, jeigu žmogus manim nepasitikė, jis ir neteis iki manęs. O tai žmonės pas jus ateina, ar galėtumėte šiek tiek pasidalinti, jeigu galima tą informaciją tokią pasidalinti, kad su kokiom problemom pas jus ateina žmonės? Didžiausia problema tai moteryčių yra, kurios savęs nemyli. O čia yra didžiausia problema. Visos moteriškos problemos prasideda nuo to. Nemeilė savo. Tiesiog reikia pradėti save mylėti. Bet jau ateina su lygomis kažkokiamis, ar ne? Taip. Moteriškomis lygomis? Taip, moteriškos lygos kaip ir cistos ir
miomos ir va dabar paskutiniu metu ir mėnesinių neturi ilgus laikus, po pusę metų, po 3 mėnesius. Bet patikėkit manim, dabar šiuo metu moterys tokiam laike gyvena ir mėnesinės tai būna kas 3 mėnesiai, kas pusę metų, kažkaip keista, aišku, aš paruošiau mišinukus, aš negaliu pasakyti, koks bus poveikis, po kažkiek laiko va sužinosiu, nes 2 turiu moterytės, kaip jom ar susitvarkė, ar nesusitvarkė. Va šitos didžiausios problemos yra. Ir kaip jūs žinote, kokius mišinius paruošti, ar jūs pagal savo pajautimą, ar jūs jau kažkokią tai prieš tai informaciją jau turite surinkusi, kam kokius mišinius ruošti? Kaip visas procesas vyksta, jeigu žmogus ateina su problema ir kaip jūs paruošote jam mišinį? Tiesiog jeigu ateina pas mane žmogus su savo problemom, mes pasikalbam, jeigu nenori kalbėti, tai žinutėm susirašinėjam, bet siūlau tiesiog pokalbio metu išsiaiškinti, kodėl, kaip, iš kur atsirado, kokių dar turi problemų, kas vyko gyvenime, galbūt daugiau streso turėjo, vėl kažką, gal daugiau reikia raminančių žolelių, gal nebūtinai kažko tai stipraus, gal pradedam nuo paprasčiausio, kaip ir pelyno. Tiesiog tu kalbi su žmogumi ir tu jau žinai, ką galėtų jam pasiūlyti. Aišku, daugiau ir tų žinių ir fitoterapiją studijavau tam, kad žinotau, kokias žoleles, su kuria galima maišyti, nes ne kiekvieną žolelę gali maišyti su kita žolelė. Yra tokių žolelių, kurių negali maišyti. Dėti mišinį. Jeigu, pavyzdžiui, paprasčiausia, tu tiesiog nežinai, kokios ten žolelės, tai paimi kelias žoleles, kaip pavyzdys, 2-3 sumaišiai ir tau užtenka tų žolelių. Va, kaip pavyzdys dabar antiparazitinis tas mišinukas pelynas, britkrėslė, gvazdikėlis. Jau čia šitą visi labai puikiai žino, kad jau dera į vieną krūvą, o jeigu nežinai, tiesiog nemaišai tų mišinukų, neruoši. Aš nežinau, pirmą kartą dabar girdžiu, tai esu girdėjusi, kad apie pelyną, ar ne, bet vėlgi aš dabar jūsų irgi norėjau paklausti, kadangi jūs turite šitas žinias ir, pavyzdžiui, žmonės šiaip galvoja, profilaktiškai pagersiu pelyno, bet jeigu ilgesnį laiką geri pelyną, gali savo pakenkti negu padėti. Tiesiog aš galėčiau papasakot, kaip man buvo, kaip tos problemos, aš pradėjau savo gyvenimą su žolelėm, tai mano pirma žolelė buvo pelynas ir patikėkit, aš pelyną naudojau be jokių pertraukų 5 metus. 5 metus aš naudojau be pertraukų. Aišku, pas mane dabar, kaip ateina klientai, tai aš tiesiog rekomenduoju daryti pertraukas, nes aš apsidraudžiu, kad paskui, jeigu kiltų kokių problemų, kad nebūčiau kaltyta tuo, ko nėra. Bet iš tikrųjų, nes ir interviu ją sudavusi, pasakius, kad pelynas tikrai neįsigąskit jo ir naudokit. Aš naudoju, be jokio, pas mane būdavo pertrauka, nebent aš kur nors išvykstu į tolimą kelionę. Tuomet jau būdavo pertrauka, bet čia būdavo labai retas atvejis. Ir kiekvieną vakarą aš gerdavau pelyną. Kiekvieną vakarą pas mane būdavo pelynas. Galbūt man ir padėjo ir dėl sveikatos, ir dėl visko. Dabar, pavyzdžiui, aš ir nuveinu, kiekvienais metais pasidarau kraujo tyrimus, aš pasitikrinu ir aš stebiu save ir aš žinau, ką duoti savo žmonėm, kurie ateina pas mane. Pagal save, pagal savo pajautimą, ką aš perėjau, ką aš išgyvenau, kokios ligos atsitraukė, kokie simptomai buvo, ko neliko. Patikėkit manim, šiuo momentu aš nuvėjau, net nustebo, kur dabar žmonės su tuo aukštu cholesteroliu, visi skundžiasi aukštas cholesterolis. Nustebo, sako, patikėkit, pas jūs cholesterolis ne pagal amžių. Ką jūs darote? Sakau, nieko nedarau, aš su žolelėm gyvenu. Tiesiog mano gyvenime nėra šalutinių poveikių, tų visokių, kurie duodami iš prekybos centrų. Taip jau čia kabutėse pasakęs. Nėra tų šalutinių poveikių. Aš tiesiog nuvėjusi prekybos centrą, aš nieko tiesiog neperku. Aišku, aš perku kartais salotas nusipirku, bet aš perku jau kur
pesticidų, kur jau pasitikiu, jau galbūt ten ir yra kažkiek, bet galbūt yra mažiau. Aišku, yra tokių, kad tu Aha. perki, nežinai, kaip ir riešutai, mes nežinom, ar jie nupurkšti, gal nupurkšti, bet tiesiog jauti, galbūt yra mažiau to nuodo. Mhm. Ir Virginija, kokiu tikslu jūs gėrėte tą pelyno arbatą? Ar galėtumėte žmonėms pasakyti, kuo jinai naudinga yra? Tai aš kokiu tikslu gėriau, nes man labai buvo jau blogai su sveikata, tai aš jau pradėjau nuo pelyno. Aš nevardysiu visų tų savo simptomų, kas buvo. Tiesiog nereikia, jau viskas buvo jau praeity. O ką duoda pelynas, tai pelynas netgi vėžinės ląsteles naikina. Tai kaip ir pavyzdys pas mane buvo, kaip ir 2 guzeliai buvo ir ėmė biopsiją. Ir tuo momentu ėmė biopsiją ir dingo mano atsakymai tiesiog stebuklingai ir man sakė, reikia kartoti tyrimus. Tai tuomet aš nusprendžiau keisti gyvenimo būdą, viskas pakeičiau, viską aplinką pakeičiau gyvenimą ir sugrįžau po 10 metų, dariausi tyrimus, tai nieko, sako, ko jūs čia atėjot, aš kaip pasakiau, kas man buvo, tai nepatikėjau. Aišku, aš garsiai nesakiau gydytojam, ką aš naudojau, kaip aš naudojau, nes nepatikės, kad aš pelyną gėriau. Tikrai pelyną gėriau ir gėriau ilgus metus gėriau pelyną. Tikrai rekomenduoju, jeigu žmogui yra labai didelės problemos, eiti prie žolelių. Dar žolelių galiu pasakyti, kaip jas reikia naudoti. Kiti paima tik tai žiupsnelį, įsimeta į stiklinę ar puodelį, užsiplikina vandeniu ir pritraukia ir tiesiog mėgaujasi. Jeigu jūs norit, kad duotų žolelės pilną naudą ir kad jūs būtumėt sveiki nuo žolelių, ne nuo cheminių vaistų, tai tuomet 5 gramai profilaktiškai, čia yra dienos norma, 10 gramų žolelių kaip maisto papildas, o jau 20 gramų ir daugiau kaip vaistas. Ir pavyzdžiui, jūs dabar kokia rimta problema, susirgot vėl kažkas, tai rimta liga ar kas nors, tai savaitę laiko smūginę dozę 20, galima 25 gramus į dieną. Tiesiog jūs duodat organizmui tokią stiprią dozę žolelių, kad paskui jau po savaitės jau galima jau gerti ir po 10 gramų. Tai va, patikėkit tuo manim, tikrai jūs būsit nuo žolelių sveiki. Ir Virginija, pavyzdžiui, o profilaktiškai yra kažkokių tai žolelių, kur, pavyzdžiui, žmogus, kad ir nejaučia dabar, tarkim, aš neturiu simptomų jokių, bet norėčiau profilaktiškai palaikyti tą sveiką organizmą, kad būtų aprūpinčiau visko. Tai kokios arbatos būtų būtent ta profilaktika? Tai kaip ir profilaktiškai siūlau pelynas, britkrėslė, gvazdikėlis pavasarį, rudenį. Jau čia parazitam, kurie pas mus neprašyti gyvena, būtina. O taip jau imunitetui stipri, tai kaip ir dilgėlė, šeivamedžio žiedai, šeivamedžio uogos labai gerai, kaip ir raudonėlis, čiobrelis. Viso šito žolelės galima jas naudoti ir profilaktiškai. Nereikia visada laukti, kada mus užpuls kokia neprašyta liga. Aišku, viskas iš pušys. Ne tik, kad gali išeiti pavaikščiot po pušyną, pakvėpuot gryno oro, bet tiesiog tu gali parsinešti pušų šakelę, pasimesti į vazą ir tau išvalys namuose orą. Tiesiog mėgausiesi švariu oru. Pušų spygliai, pušų pumpurai, pušų žiedadulkės, viskas, kas iš pušų, žinoma, jeigu nesa alergiškas žmogus. Čia va mano pirmas tas, ką aš rekomenduoju, kas ateina pas mane. Taip, ir, pavyzdžiui, šitas, ką jūs išvardinot, profilaktinės arbatžolės galima tarpusavį maišyti, ar jas jau reikėtų kaip arbatas atskirai gerti, nes jau sakėt, pavyzdžiui, pelynas ten su gvazdikėliu jau kombinacija yra, o tarkim, kitos ten dilgėliai su čiobreliu, ar ten raudonėlis su dar kažkuo tais, ar geriau jau čia atskirai juos laikyti ir vartoti?
Taip, tai jeigu, pavyzdžiui, tu nežinai, kas su kuo dera, tai tiesiog po vieną dabar, kaip ir pavyzdys, geriama vieną savaitę čiobrelį, kitą savaitę raudonėlį. Tuo metu organizmas tiesiog pras prie vienos žolelės. Ai, tai čia ne tai, kad į vieną dieną aš ten kokius 4 puodelius skirtingų žolelių išgeriu, aš vieną savaitę vienas geriu, kitą savaitę kitas geriu šitokiu. Taip, tiesiog galim. O kam tuos mišinius dabar maišyti? Aišku, ten tu gali prisidėti prie simakritos maišinukų, bet faktas tas, geriausia tai po vieną žolelę. Supratau. Ar galėtumėte, aš nežinau, ar čia įmanoma tą skirtumą pasakyti, bet vat, iš savo, savo patirties, tarkim, dilgėlė, kuo skiriasi, aš nusiperku pas žolininkę, kuri pati renka, aš nusiperku iš prekybos centro, ar ne, aš nusiperku iš vaistinės, ar ten iš kažkokios sveikų produktų parduotuvės. Ar yra skirtumas ta pati dilgėlė iš skirtingų rankų? Tai savaime aišku, kad yra skirtumas, kur mes perkam. Pavyzdžiui, jeigu mes perkam pas žolininką, tai jau yra natūraliai išdžiovinta. O jeigu mes perkam kaip ir iš vaistinės, kur yra paruoštos žolelės, josgi yra irgi apdorojamas kažkokiu cheminiu būdu, galbūt net tiek daug, vis tiek yra ir kirminukai, ir bužukai, ir visko tose žolelėse yra. Mes jas turim išrankiot, pavyzdžiui, kaip ir gaurometį, šiais metais rinkau gaurometį, ir tos vietos, kur aš rinkdavau kiekvienais metais gaurometį, pasirodo kirminukų ant lapų. Tai tiesiog imi tu kiekvieną lapą po lapą ir verti kitą pusę ir tikrini, ar nėra tų kirminukų. Jeigu yra kirminukų, tu meti lauk. Tai tiesiog daug laiko užima, kol tu išranki. Aišku, jau ten, kur jau dideliais kiekiais renka, tai tiesiog eina kažkokiu būdu juos apdoroja. Aš net neįsivaizduoju, net nesidomėjau, net nežinau, bet man atrodo vis tiek turėtų kažkuo tai apdoroti kažkiek tai. Galbūt ne tiek daug tų cheminių preparatų skirti, bet tiesiog turėtų apdoroti didelį kiekį. Žolininkai, aš tikriausiai nei vienas nenaudoju jokių chemikalų. Tiesiog ir pas mane būna, pavyzdžiui, tu sukabini tas žoleles, jas žiūstant, matai, kad kirminukas kokius, tai paimi, numeti. Visai. Aš esu irgi parsinešus iš daržo šitos šalmetės. Tai aš suprantu, apie ką jūs kalbat, net vieną tą šakelę savo pasiruošti, tai tu irgi ten apsižiūri, kol nuplauni, kol viską, tai visas tas procesas. Tai iš tikrųjų stebėtina, kad kur pigiau įsigyti tą pačią žolelę, bet pažiūrėti tą kokybę, kaip jinai yra paruošta, geriau į tai atkreipti dėmesį. Tai taip, pavyzdžiui, niekas nedraudžia eiti į vaistinę nusipirkti, bet tu nusipirk vaistiniai, dabar kaip pavyzdys, nusipirk vaistiniai žoleles ir nusipirk tu pas žolininką. Tu vaistinėje nusipirki, tiesiog net kvapo nėra. Kiti remiasi tuo, kad nuveisiu į vaistinę, pigiau nusipirksiu. Prašom, niekas, pavyzdžiui, nedraudžia pirkti, čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas, tu perki pagal pajautimą. O tai jeigu, Virginija, pavyzdžiui, net ta žolelė neturi kvapo, ar jinai turi savybių? Kaip jūs į tai atsakytumėt? Čia geras klausimas, pagal mane, jeigu kvapo, tai yra tokių žolelių, gal kur ir kvapo nėra, bet pas mane visos žolelės kvapo turi. Ne, aš ir noriu, taip, nes mes ir žiūrime, kalbamės, ar ne apie tai, nes aš, pavyzdžiui, nesu susidūrusi, man tokie ir klausimai kyla, galbūt ir kitiems žmonėms kiltų, kad jeigu jinai apdorota, bet ar jinai turi savo gydomųjų savybių, man tas įdomu. Jinai praranda turbūt. Kažkokią dalį tai iš tikrųjų galbūt ir praranda. Tai dar iš tikrųjų priklauso nuo laikymo ir paruošimo žolelių. Jeigu, pavyzdžiui, spalva turi didelę reikšmę ir žolelių spalva, jeigu žolelės jūs matot spalva kaip natūralios, žalia dabar žalia išdžiūvus ir tokia tamsesnė žalia, tai pavyzdžiui, kitur tu pamatai tą pačią žolelę ir jau tos spalvos nėra, tai jau reiškia, kad jau tų eterinių aliejų tam augale nelikę. Nes kuo spalva atitinka augalo, kokia buvo, tai tikėtina, kad tos visos naudingos medžiagos ir likę.
Bet jeigu pasikeitė spalva, tu matai kaip šienas ar vėl kažkokia tokia spalva, nu kaip atrodo dabar kaip gaurometis išdžiūvęs tamsiai žalia spalva, dabar pamatai kažkur tai kaip žolė, kaip šieno, nu kaip šieno spalva. Tai aišku, kad jau nieko ten nelikę. Aha. O jeigu žmonės norėtų savo namuose, prisirenka dabar, pavyzdžiui, ten liepų žiedų, ten dar kažkokiu, tai čiobrelių ten ir nori išsidžiovinti namie, tai ar reikia džiovinti, pavyzdžiui, saugoti nuo saulės šviesos? Kokioj patalpoj, kaip rinktis, kad savo namuose galėtum kokybiškai išsidžiovinti ir kad nepakenktum tom žolelėm? Ar turėtumėte rekomendacijų? Tai dabar susirenkam žoleles, parsinešam namo, mums reikės patalpos, kur yra vėdinama patalpa. Neuždara, pavyzdžiui, patalpa, gerai, dabar žmogus gyvena kaip daugiabutis butas, kaip pavyzdį imam. Jisai parsineša iš miško, iš laukų žolelių ir jis nori, pavyzdžiui, išsidžiovinti čiobrelį. Tiesiog paimam audeklą arba popierių, tik tai žinoma popierių imam nespausdintą kokį laikraštį ir panašiai. Tiesiog aš rekomenduoju pasiimti kepimo popierių, jisai švarus, baltas, viskas gerai, patiesiam popierių, įskleidžiam žoleles. Faktas tas, kad nebūtų jokių saulės spindulių, nes saulės spinduliai vėlgi pakeis struktūrą augalo ir naudingų medžiagų liks mažiau. Tai mums reikia, kad saulės spindulių nebūtų ir mums reikia, kad būtų skersvėjai. Tiesiog skersvėjai. Tada natūraliai mes padarom skersvėjus, jeigu pas mus yra įmanoma, padarom skersvėjus. Jeigu neįmanoma skersvėjų pasidaryti, tai tuomet žoleles reikia paskleisti labai plonų sluoksnių ir kiekvieną dieną po porą kartų apvartyti. Čia pavyzdžiui, kaip ir jeigu norėtų įsidžiovyti, dabar atėjo mintis šeivamedžio žiedus. Šeivamedžio žiedai labai greitai aprunda ir jie gauna tokį visai rudumą, o jeigu normaliai nori įsidžiovyti, kad būtų kaip ir geltona, tokia jie nebus balti, bet geltona spalva, tai tuomet reikia, kad būtų labai jau vėdinama, labai plonas sluoksnis ir labai dažnai vartyti, nes jo sudėtinga šeivamedžio žiedus įsidžiovinti. Jau čia reikia būti pačiam įgudusiam ir praktika. Aišku, jeigu nepavyks, vis tiek išmoksit, bet rekomenduoju dideliais kiekiais nesinešti, pradėti nuo mažesnių kiekių. Ar prieš tai reikia nuplauti juos prieš džiovinant? Ne, negalima plauti, žiedų iš aplamai negalima plauti, nes mes jeigu plausim žiedus, mes išplausim žiedadulkes, o žiedadulkes visą naudą mum ir duoda. O lapus? Lapus, tai aišku, aš visada lapus plaunu. Pavyzdžiui, lapus vis tiek jau čia daugiau prie žemės, tai aš nusiplaunu. Nebent jeigu jūs rasite tokią idealią vietą, kad pagal pajautimą, kad jumi nereikia plauti. Bet aš plaunu ir dilgėlės, ir jaunos dilgėlės, kaip atsiranda, tai plaunu dilgėlės, kiaulpienių lapus plaunu lapus. Tikrai. Nerekomenduoju tikrai plauti, nes būna daug kas klausia, ar žiedus galima plauti. Tikrai ne, nes jūs išplausit visas naudingas medžiagas. Dar galiu pasakyti apie kiaulpienių žiedus, kaip susirenkat kiaulpienių žiedus. Tiesiog palikit lauke kažkur, kokioje vietoje, kad saulės spinduliai nesiektų. Tiesiog paskleidžiam, kad bužukai įsibėgiotų. Kiti klausia, kaip dabar valgyti tuos kiaulpienių žiedus, jeigu bužukai bėgioja. Tai neskubėkit valgyti tų žiedukų, jūs paskleiskit ir tegu pabėgioja. O jeigu nusiskynėt ir norit tą vieną žieduką suvalgyti į burną, taip tiesiog išpūskit tuos, paimi ir paišpūti visus tuos bužukus, tegu įsivaikščioja. Neskubėt. Ir valgyti kiaulpienių žiedus drąsiai. Aha. O ar Virginija esate susidūrusi su skeptikais? Kad sakytų, čia tavo žolelės, ten tokius, nuėjai, grinai vaistinę nusipirkai vaistuką, tai 5 minutės ir problemos nėra. Ne, pas mane tokių nėra. Neteina tokių. Ne. Nėra. Aišku, kažkutį aš pasakysiu, galbūt anksčiau iš mano aplinkos artimos buvo, jie žiūrėjo į mane kitaip, kad čia bet su laiku patys suprato, kokia yra nauda žolelių.
Mhm. O tarkim, vat, jeigu galvą skauda ir kad žmogui nereikėtų imti, tarkim, chemijos, kokias žoleles galėtų žmogus panaudoti, kad vat, padėtų savo galvos skausmui? Tai dar žiūrint, nuo ko tas galvos skausmas atsirado. Jeigu, pavyzdžiui, kaip moterytėm, tai siūlyčiau baltą notrelę. Jeigu su moteriškom problemom galvos skauda, notrelė balta, aviečių lapai labai gerai ne tik nuo peršalimo, bet ir moteriškom problemom. Tokias žoleles pagert. Vėlgi raudonėlis tinka ir čiobrelis tinka. Ir pelkinė Mhm. Iš tikrųjų nėra, kad būtų viena žolelė, viena tik tai kažką tai gydytų. Žolelės gydo labai didelį spektrą užima, kaip ir čiobrelis, ir raudonėlis, ir pelkinė vingiorykštė, labai daug. Ir nuo virškinimo, ir nuo peršalimų, ir netgi kaip ir pelkinė vingiorykštė, kaip ir natūralus aspirinas, jeigu kas turi tokių problemų. Nebijot, Mhm. nebijot ir aišku, tik tai jau reikia gert kaip vaistą. Jau tas 20 gramų jau pasidaryti, ar ne? Tai Jau aišku, kaip jau taip vaistą. jau dėt, bet tai patikėk. Aišku, dabar žalių, dar nepasakiau žalių, tai čia 20 gramų, o jeigu žalių, tai reikėtų jau žalių, tai kokių 100 gramų. Taip jau normaliai, jau daugiau. Tai ar galėtume dar tada tuos gramus maždaug pasakyti tada žalių, nes 5, 10, 20 čia yra jau tų sudžiovintų, ar ne, kaip miltelių formos. O tada jeigu žalių, pavyzdžiui, profilaktiškai, kiek gramų tada reikėtų? Tai jau žalių, tai jau reikėtų 100 gramų. Jau žalių. Aha. Likit O, aha. nemažiau. O jeigu kaip, kaip vaistui? Nu, kaip vaistų, tai dabar aš jums nepasakysiu, reiks kada, tikrai geras klausimas, niekada nepasvėriau. O dabar neturiu žalių žolelių, negaliu pasverti, viskas. Lauksim dabar pavasario, vasaros, tada jau mes nustatysim, kiek jau ten gauna sakyti. Jau kaip sriubos bliūdą pasidaryti, maždaug jau ne į puodelį, jau reikėtų plikyti, o jau į didesnį pasiruošti. Tai Virginija, gal jūs, kai sužinosit tą kiekį, galbūt šitame YouTube įraše komentarė galėsit pasidalinti savo paskaičiavimais. Galbūt žmonėms visai bus naudinga. Jo, būtinai, kaip ateis pavasaris, vasara, tai aš jau tų žalių pasversiu, nes aš kiekvieną kartą kiekvienam pasveriu ir pasakau, kiek jau, nes kadangi neturiu jau tų svarstyklėlių virtuvinių, tai jau aš jau šaukštais jau išmatuoju ir parašau šaukštais, kiek jau jų jau reikia užsiplikinti šaukštais, kad būtų jau aiškiau, kad jau suprastų žalių. Tai aš sakau, 100 gramų paėmė, bet kitą kartą net galvoju, oho, tai man čia sako, kiek man dabar čia daug reiks tų žolių. 20 gramų, oho, tai iš kur dabar man paimti tiek daug. Nu tai aišku, kitą kartą jūs įsigąsta, nuveina vaistinė ir nusiperka vaistinė. Patikėkit, kokios eilės vaistiniai stovi visi, nu geriau jiem nusipirkti piliulę, negu išgert žolelių, nu tai jau čia kiekvienas renkasi pagal save. Va, Virginija, aš labai norėčiau, kad jūs pasakytumėte iš to žolelių pusės, ko skirtumas yra, tarkim, jeigu man galvas skauda, kaip sako, tos moterytės, ar ne? Tai ko skirtumas, kai aš išgeriu žolelės, kaip žolelės veikia tą skausmą ir kaip piliulė veikia skausmą, nes, aš paskui savo nuomonę pasakysiu, o dabar kaip jūs iš žolelių pusių atstovėtumėt žolelių pusę? Matai, iš žolelių pusės tas poveikis yra lėtesnis. O žmonės visi nori greitesnio poveikio, tai todėl jie įrimasi piliulės. Tu dabar išgersi žolelių, galbūt tau reikės visą dieną ar pusdienį laukti, kol pradės veikti poveikį, kada gausi nuo žolelių. O tabletę išgersi valandą, 2, ar gal ir greičiau tau suveiks. Bet aš ką norėjau, gal jūs galėtumėte pasakyti tą principą veikimo, nes, pavyzdžiui, kaip cheminiai vaistai, tai jie negydo pačio skausmo, jie tiesiog užblokuoja. Kad tu jausim tą skausmą, tai reiškia, yra su nervinė sistema tiesiog atjungia. O ar žolelės lygiai taip pat tokiu pačiu principu veikia, ar jos iš giliau veikia ir tai yra jos nekovoja su pasekme, o jos naikina priežastį? Kaip žolelė šitai vietai veikia, palyginus su chemija?
Tai žolelės priežastį ir naikina. Jos eina skverbiasi giliau, kur jau yra žmogui problema. Žolelėgi ten ir dar eina. Tikrai taip. Tai aš norėčiau tą ir užtvirtinti, kad pililė jinai greičiau duoda tą poveikį, bet jinai tiesiog atjungia smegenis, kad nejaustumėmės skausmo. Ar net jinai dėl to ir jinai nepasiekia priežasties ir tas skausmas gali atsikartoti, dėl to, kad atjungiama yra. O žolelė ilgiau veikia, bet jinai veikia iš apačios. Tai taip ir žolelių poveikis bus ilgesnis. Poveikis mes ilgiau galbūt pagersim tas žoleles ir mums tie simptomai visiškai gali išnykti. O tabletę tu gersi, tik po kiek laiko vėl viskas atsinaujus ir vėl tu turėsi toliau tabletės gerti. Virginija, žiūrėjau, tokį klausimą užduosiu, gal pusiau juokais, pusiau rimtai, bet žolininkės vis tiek turėtų turėti tą raganišką instinktą pajautimą, ar ne? Tai aš taip ir galvojau, kad teisėmygis raganavimu. Bet ar čia tiesa, ką jūs galėtumėte atsakyti, vis tiek, aš turiu turėti tą kažkokį tai tokį pojūtį, tą instinktą tokį, kad kas prie ko su kuo. Tai tiesiog aš taip ir renku žmogų ir paskiriu tą žoleles pagal pajautimą. Tiesiog man iš vidaus eina tas pajautimas, to intuicija, kiekvienam skirtingai. Pas mane net ir nėra, aš ir sakau, nėra, kad būtų viskas vienodai. Sakau, jums viena žolelės parinksiu, kitam žmogui kitas žolelės parinksiu. Nėra to. Nes aš tiesiog aš renku vieną tą žolelės. Aš, kaip ir sako, tu pasisamdyk žmonių, tau surink žolelės, tau sakau, bet tas žmogus atėjęs, jis perduos per žolelės savo energiją. Aš tiesiog noriu perduoti per savo rankas savo energiją. Galbūt ne kiek to žolelės gydo, bet kiek mano energija gydo. Aš tiesiog žmogui duodu su tokia energija vidinė, su pakilėjimu, su aukšta vibracija. Aš tiesiog savo tą stiprybę perduodu per žolelės. O kaip būna, labai įdomu, nes vis tiek mes kartais išlipame iš lovos ne tą koją, bet vis tiek į darbą reikia eiti, mes galim šiek tiek nuneigti savo tą emociją, bet jeigu čia yra žolelės, ar ne, ir vis tiek mes kartais jaučiamės nelabai gerai, tai ar jūs tuo metu nerenkat žolelių, ar jūs mokate pakeisti savo būseną? Pavyzdžiui, jeigu netgi ir pati susirgate, ar jūs vis tiek einate žolelių rinkti, ar jūs išlaukite momentų, kada jūs jaučiatės gerai ir tada einate rinkti? Tai dabar pasakysiu, kaip aš pradėjau žoliauti, su žolelėm draugauti, aš nesergu jokiom ligom. Jokio dalyko tiesiog nėra, aš nemoku paaiškinti, aš einu žolelės rinkti pagal pajautimą, aš neinu, kaip sakoma, aš nedirbu pagal valandas, pagal laiką aš nedirbu, aš tiesiog pajautimą turiu. Aš šiandien eisiu tą rinksiu, šiandien rytoj eisiu tą rinkti, aš tiesiog pagal pajautimą. Nėra pas mane tokių dalykų. Tai jeigu šiandien, pavyzdžiui, jaučiuosi neypatingai gerai emociniai būsenai, tai aš tiesiog nusprendžiu ir neiti šiandien žolelių rinkti, nes aš išlauksiu to momentu, kada aš jaučiuosi pakylėta, ne? Gerai, dabar aš šiandien jaučiuosi, galbūt man čia kas nors ne taip. Aš tiesiog neinu žoliauti, aš einu pailsėti. Aš neinu su bloga nuotaika rinkti žolelių, aš tiesiog nerenku su bloga nuotaika. Aš einu su daina, su tokia intencija, aš medituoju, aš einu gamtoj, aš imu viską iš gamtos, aš tiesiog, kaip sakoma, aš pasisemiu energijos. Aš net nepavargstu. Tiesiog jeigu eina žmogus su manim, jam 4 valandų, jam užtenka, sako, man jau galvą skauda, aš jau pavargau, aš jau su tavim toliau neisiu. Man net kartais man niekas netrukdo. Tiesiog bėga per akis prakaitas, kai būna karštos tos dienos, man viskas gerai. Aš pasiimu vandens, aš einu, man malonumas. O kas eina, jau viskas, jau sako, jau aš negaliu, jau man tas anas jau. Ir tiesiog net žmogus pavargsta,
nes ne jos sritis, jis negali tuo, ne kiekvienas gali tuo užsiimti. Jeigu tu Aš eisi, asmeniškai negalėčiau. jo, ir tu eisi, jeigu taip iš nepriteklių, ar ten vėl panašiai, Mhm. save iki to lygio dasivarysi, kad tavo kūnas pervargs. Jis to darbo Mhm. negali dirbti. Ir tiesiog aš Jo, net, sakykit, Virginija. Aha. kaip sako, dabar eina kaip ir žoliauna, kiti kaip pavyzdys eina ir pinigėlių skaičiuoja. O dabar va šitą žolelę susirinkau, čia va tiek bus pinigėlių, čia va šitas. Tu neturi skaičiuoti pinigų. Jeigu mes dabar eisim žoliauti ir mes pradėsim pinigus skaičiuoti, tai kažin ar pas mus ateis tie pinigai. Tu Mhm. turi eiti iš vidaus, tau turi būti pajautimas, tu tiesiog mėgaujasi, tu neskaičiuoji, tu surinkai, tau savaime atsiras žmonių. Pavyzdžiui, man konkurentų nėra, nes aš ką duodu iš savęs. Kitas žolininkas irgi duoda iš savęs. Mes kiekvienas esam skirtingi. Aš net džiaugiuosi, kad yra daugiau žmonių, daugiau šeimų ateina, daugiau su vaikais žoleles, sako, mes mėgaujamės vakarais, visa šeima su vaikais, arbatas, geriam žolelių čiobrelį, raudonėlį. Tiesiog aš tuo, čia man didžiausias yra atlygis iš žmogaus, kuris tuo pasigiria. Aš gal netgi tokį va dabar palyginimą, kai jūs ką tik pasakėte, kad jūs renkate žoleles, kad duotumėt, o galbūt kiti žmonės renka, kad gautų. Ar net va čia galbūt ir skirtumas yra tas. Nu, gali būti taip. Na, jūs sakėt, kad, ar ne, kad vat, renku, kad gaučiau ten už tiek žolelių tiek, ar ne, tai aš renku ne su tuo idėja, ne su tuo pajautimu, kad aš duočiau kažką žmogui per tas žoleles, bet renku šitas žoleles, kad aš gaučiau pinigų atgal. Ar ne, tai aš visai su kitu jausmu tą renku ir tą energiją pasklidžiu tą žoleles. Virginija, ar turėtumėt kažkokiu tai kažkokiu sėkmingų, tokių fainų istorijų per savo patirtį? Nu, tai Kiek kaip teko dirbti? Tai taip, moterytės su cystom, kur pas mane ateina žolelės, naudoja žolelės ir kaip yra pavyzdys. Ir jau po 2 mėnesių kažkiek laiko reikėjo eiti pas gydytoją ir nueina pas gydytoją. Ir pasižiūro, patikrina gydytoją, kad nieko nėra ir nereiks daryti operacijos. Ir kaip atlėkė pas mane nuo kojų iki galvos, mane išbučiuoja. Tai gal tas ir įkvėpia irgi ir netęsti tai, ką darote, tas atgalinis ryšys. Tai taip, man didžiausias atlygis yra, kai žmogus man pasako, kad man buvo tas, o dabar to neliko. Irgi kitai moterystė, irgi tokios buvo problemos, aš ilgą laiką laukiau, bet mes tada labai ilgai naudojom, gal metus laiko naudojom tas žoleles. Ir po metų laiko jau įnavėjo pas daktarus pasitikrinti, irgi man su džiaugsmu parašė, paskambino, pasigyrė, jau aš taip laukiu, galvoju, ar tikrai padėjo mano žolelės, ar nepadėjo. Tiesiog pasigyrė, sako, patikėkit, nieko neliko. Nušaunu, bet būna moteryčių, kad ateina jau pavėlavę, bet dabar kaip pavyzdys ateina moteryčių, kada jau daktarai nepadeda, jau ateina pas žolininką, kaip pavyzdys pas mane, sako, dabar aš atėjau pas jūs, aš jumi pasitikiu, jūs darykit, ką norit, duokit man, ką norit, aš viską darysiu. O tai kai paklausiu, kodėl jūs pirmai ėjot pas daktarus, o paskui pas mane pas žolininką žolelę. Čia tiesiog mane įpareigoja, kad aš privalau jumi padėti. Nu, va tas momentas yra man sunkiausias. Man atsakomybė tada būna labai didelė. Ir ką daro tokiu atveju? Ir vis tiek apsiėmate, ar žmogui jau pasako, kad jeigu jau daktarai nepadeda, tai aš irgi neturiu šitam įtakos? Aš visada žmogaus išklausau, aš visada jam padedu, aš pasakau, kad 100% tikrai negarantuoju, bet darysim viską, kas įmanoma. Tai ar jeigu šita moteris, konkretus atvejis ar ne, ar padėjote šitai moteriai, ar dar yra procesas? Tai kol kas dar laukiam, bus matyt, čia bus.
Aš vis girdžiu, kad moterytės, o tai vyrukai neateina pas jūsų? Vyrukų, daugiausia matot, vyrai ateina, jie jau žino, ko jie nori. Ateina Ką turite vyrai, galvoje? pasako, man to reikia, susako, jie tiesiog nesileidžia į kalbą, su jais mažiau bendrauni. Dažnai jie Pavyzdžiui, išsako vaistažolių, kokių reikia, ar ne? jau jie žino, ko jiem reikia, pavyzdžiui, kaip ir pušų žiedadulkės. Aišku, jie sunku surinkti didelis kiekiais, bet kiek surenku, tiek vyrai ir nuperka. O kam čia jie reikalingi? Jau vyrai geriau žino, vyriškam dalykui. Tai čia irgi vyriška. Supratau, Virginija. Ar esate girdėjusi kažkokių keistų istorijų, norų? Aš nežinau, ar čia etiška klausti, bet galbūt įnešite šiek tiek tokio prieskonių šitam pokalbį. Keistų norų? Mhm. O dabar geras klausimas, keistų norų. Kažkaip taip greitai neprisimenu keistų norų. Kur net jūs pačią nustebintų, kad, netgi pusiausvyros išmuštų. Nežinau, dabar taip įdomiai čia. Kad gal niekas nenustebino su savo norais. Dar nebuvo. Turbūt gyvenime visko girdėjusi, kad jo niekas nebestebina. Jo, tikriausia. Virginija, o jeigu, pavyzdžiui, nes tikrai aš, pavyzdžiui, negalėčiau nei tų žolelių rinkti, nes aš kantrybės neturiu, savo galiu, kiek sode ten šaltmėtės ar dar kažkas pasirinkti, bet jeigu reikėtų didesniais ten kiekiais ir ten žiemai pasiruošti ar ten dar kažkur tais, aš asmeniškai neturiu nei noro, nei laiko ir man reikia žmogaus, kuris man tai padėtų, ar ne? Tai ir jeigu yra daugiau tokių žmonių kaip aš, ar ten pabandyti, kaip jūs sakėte, ten valgyti, tarkim, ar ne, ten kažką tais pasigaminti. Tai aš kaip suprantu, pas jūs galima dėl šitų dalykų kreiptis, kaip dėl kiaulpienių kavos, žinau, kad turite, jūs dar kažkokiu ten turite pagamintų dalykų. Tai ar jūs juos pardavinėjate? Tai taip, šitus dalykus, viską, ką renku žolelės, aš jas parduodu. Pati naudoju ir parduodu. O kaip maistą, tai pavyzdžiui, maistu aš apsirūpinu visiems metams kiaulpienių žiedais, nes aš kadangi pati nevalgau nei mėsos, nei žuvies, pieno produktai irgi išėjai, duonos irgi nevalgau, grikių duoną įsikepu. Aš labai daug ko atsisakius. Ne kad atsisakius, bet man tiesiog savaime išėjai. O dabar grįžtant prie klausimo, tai šių metų naujovė tai gudubelių uogų kavytė. Pavyzdžiui, sakykit jūs. Pavyzdžiui, uogos, kaip ir žinot, gudubelių uogos turi tokį kauliuką viduj kietą. Ir dabar žmonės galvoja, kaip čia dabar pasiruošti tas uogas, kad galima būtų naudoti. Tai labai paprastas receptas. Dar galima gudubelių uogų pilna. Pasiimam kibirukus ir einam į laukus, švarion vieton pasiskinti gudubelių uogų, įsidžiovinam gudubelės uogas ir tiesiog kavamalę susimalam miltelius, susiplikinam. Kaip arbatą, kaip kavytę, nežinau, kaip nori, taip įvardyti, bet tiesiog aš mėgaujuosi gerdama. Tokis nei kartu, nei jokių kartumų nėra, tokis poskonis saldus. Nereikia jokių net saldiklių, net saldytis. Superinis skonis. Jeigu neprisirinksit gudubelės uogų, tai nežinau aš jau. Aš jau nuleidus galvą, jau žinokit, Virginija, nes aš tai tikrai neprisirinksiu gudubelės uogų. Tiek ir širdeliai, ir imunitetų, ir aplamai gudubelė viena iš tų, kuris stiprina širdį, kraujotaką.
Tai Virginija, pas jūs galima to įsigyti ir kur tada galima jūsų ieškoti, jeigu žmogui ir kiltų tas noras, aš neturiu laiko, man reikia pagalbos. Tai kur galima būtų tada jūs rasti ir kaip jūs rasti? Mane galima rasti Facebook'e, Virginija Žolininkė. Turiu Facebook'e puslapį Žolelės pas Virginiją, uždarų grupių turiu prisirankiojus. Šiaip tai galima, nežinau, apačioj parašysiu, kur rasti. Aišku, ir Telegrame galima mane rasti Virginija Žolininkė. Ir TikTok'e net galima rasti Virginija Žolininkė. Tiesiog paimat įrašot Virginija Žolininkė, jūs ten, kuriam puslapį galite rasti mane. Tiesiog dabar aš noriu pasakyti, kodėl aš neturiu savo puslapio. Nes aš galėčiau žolelėm prekiauti per puslapį. Dėl to, kad aš neturėsiu su žmogum ryšio. Jūs ateisit, tiesiog suspaudysit, man to, ano reikia. O aš turiu kiekvienu klientu ryšį. Aš negaliu turėti. Tai aš pasistengsiu kelti kuo daugiau jūsų susisiekimo tų linkų šituose komentaruose po video, kad žmonės galėtų susisiekti su jumis ir aptarti, ko jiems reikia, arba įsigyti, pabandyti, paragauti, žodžiu, įvairiausiam formom ir kaip maistą, ir kaip vaistą. Bet jeigu dabar... Oi, pamiršau klausimą. Matomai nesvarbus. Ne, svarbus jisai buvo. Aiva, apie receptus. O jūs sakėt, kad irgi dalintis receptų, nes aš, pavyzdžiui, tikrai, aš nežinau, su tom šaknim, tai ten gali pasidaryti tokį kaip troškinį, kaip tai pasakoju, iš kirvio sriubą, ar ne? Nei šis, nei tas gali gautis, nes jeigu nėra tikrai tokio patvirtinto recepto, tai kur galima gauti ar paskaityti jūsų receptų? Ir kitose grupėse? Taip, mano receptai yra uždaroj grupiai ir receptus, kadangi pati kaip ir skiriu laiko, aš juos kuriu pagal save ir tuomet aš prašau jau prisijungimo mokestis, energetiniai mainai, tai yra 40 eurų. Ar čia vienkartiniai, ar kažkokio kaip mėnesiniai? Vienkartinis prisijungimo mokestis uždaroje grupėje, kurioje jau sukelta virš 70 receptų. Tiesiog kaip ir pavyzdys ąžuolo gilių miltai. Tiesiog aš, kadangi neperku tų saldumynų su baltais miltais, tiesiog paėmiau, pasikepiau ąžuolo gilių miltų sausainukus ir aš tą receptuką susikūrus, aš dedu į savo grupę ir mano sekėjai, kurie kartu su manim visada gali pasikepti, pasidaryti. Man iš karto dabar aš galvoju, kiek tų gilių reikia pririnkti, kad iš jų pasigaminti miltus ir dar sausainius išsikepti? Nieko, po 10 kilogramų 3 kartus parsineši ir užteks visiems metams. Siaubus. Bet čia rimtai jau reikia išeiti iš savo normalaus darbo, kad galėtum skirti tą laiką, kad sveikai gyventum, ar ne? Tai iš tikrųjų reikalinga, aš tikrai nešališkai, bet tikrai reikalingi tokie žmonės, kurie tai darytų. Nes tikrai ne visi mes turime laiko skirti būtent tam, ką jūs darot, Virginija, ir tokiais kiekiais daro. Tai aš noriu visų vardų jums iš tikrųjų netgi irgi padėkoti ir ne tik tai jums, bet ir galbūt irgi klausysi žmonės, kurie tuo užsiema. Tai tikrai labai gerbiu ir vertinu dėl to, kad aš žinau, kad tikrai nėra lengvas darbas. Ir ai čia žolelės, ai čia dar kažkas. Bet kiek reikia įdėti energijos, darbo į tai, ką jūs darote, Virginija, tai tikrai yra nuostabu. Ir tiesiog džiaugiuosi, kad daugiau žmonių ateitų į gamtą, ateitų žoleles rinktų tiesiog. Man negaila, aš konsultuoju kiekvieną, aš galiu prašnekėti visą dieną su žmonėm. Man tik svarbiausia, kad būtų laisvos rankos. Tai galima, pavyzdžiui, jeigu žmogus turės klausimą, ar jums parašyti asmeniškai, ar ne? Visada man asmeniškai turi rašyti. Net nerašyto,
skambinti per Messengerį ar Telegramas ar WhatsAppas, Instagram, kur manęs tik nėra, TikTokas, visur aš esu. Čia kaip iš karto man bitutį darbininkai, kur su rankytėm renku, ar ne, su liežuviu malu, padedu kalbu, tai iš tikrųjų man... Aha. Sakykit, Virginija. Dar norėjau priminti saldainukus, buvau visai pamiršus savo pušų spyglių saldainukus, galiu duoti vieną receptą nemokamą. Aš visur, kur duodu interviu, dalyvaunu, tai aš vis tiek kaip ir dovaną palieku tam įraše dovaną. Aš jums dabar paliksiu dovaną. Kadangi artėja žiema ir kaip po pirmų šalnų eisim pušų spyglius rinkti. Pasirenkam švarią vietą, žinoma, ne prie kelio, ne prie kažkokios magistralės, vėl panašiai. Jeigu tokia vieta yra, tai tada jau einam į mišką kuo giliau, nors 2 kilometrus pasitraukiam nuo to pagrindinio kelio. Tikrai nerinkit prie kelio. Ir nuo šunų parko. Jo, prisirenkam pušų spyglių, įsidžiovinam, susimalam vėlgi kavamalį, malūnai, kas ką turit. Pasidarom miltelius. Tai reikės miltelių pušų spyglių ir medaus. Tai mes imam 200 gramų pušų spyglių miltelių ir stiklinę medaus. Ir įsimaišom, jeigu bus dar tiršta, tai pasidarom tokią košytę, išmaišom, iš karto neformuojam saldainių, paliekam, uždengiam skepetaitę arba rankšluostėliu, kad stovėtų, bet turi būti skysta. Ne visiškai tiršta. Paliekam uždengę skepetaitę, antrą dieną vėl prasidengiam, vėl pasimaišom ir kada jau matom, kad jau pradeda tirštėti, tada mes paimam savo rankom ir formuojam rituliukus ir pasidarom saldainukus. Tai čia ne tik suaugusiem, bet ir vaikam. Vaikam, kadangi sunku labai kažkokias žoleles įsiūlyti ar vėl panašiai, tai saldainių pagrindu mes galim mėgautis tuo. Tai aš jums dovanoju receptą nemokamai. Ačiū, Virginija. O tai tuos rutuliukus paskui reikia kažkur į šaldytuvą, ar juos taip jau galima ir laikyti, bet kur kambario temperatūroje? Kambario temperatūroje galima laikyti, nes medus, kadangi žinau, kad jis oksidantas, jisai su juo sumaišyta žolelės niekada nepages. Geras. Aš bandau įsivaizduoti, kokio dydžio pas jūs namie yra kavamalė. Aš turiu 2 malūnus. Tai aš jau galvočiau, kad jau turėtų būti malūnai, nes pas mane yra tie miniatiūriniai, tai aš gal kol aš ten susimalčiau kokius miltus, tai aš jau įsivaizduoju, kad pas jūs tikrai turėtų būti tokio kaip jau malūno principu. Taip, 2 malūnai. Ir patys didžiausi. Tai ačiū Jums labai, Virginija, už šitą pokalbį. Man tikrai labai didelį pagarba Jums eina, nes aš tikrai žinau, kad tikrai labai daug darbo tai kainuoja, kad Jūs duotumėt tai mums žmonėms, kurie tuo paskui naudojasi ir gali savo padėti. Tai esu labai dėkinga, kad Jūs pasidalinote savo informaciją su visais mumis. Aš esu labai dėkinga Jums, Linute, kad Jūs daro tokį projektą. Tikrai naudinga. Ačiū Jums, kad esat. Kaip smagu pasidalinti padėkom mane. Tai aš įdėsiu nuorodas. Jeigu kažkam kažkokiu klausimu kilo, klauskite po YouTube čia komentaruose, nes aš stebiu. Aš kiekvieną komentarą esu perskaičiusi ir nuolat stebiu, kad galėčiau paskui paklausti dalyvavusių žmonių pokalbyje ir juos atsakyti. Tai tikrai nesidrovėkite, Virginija yra labai nuostabi komunikabili moteris, kuri tikrai Jums padės, jeigu tik tais jos paklausite. Ar ne taip, Virginija? Tikrai taip. Tikrai taip. Drąsiai klausti pas mane. Drąsiai. Ne per aplinkui, nerašyti, skambinti tiesiai, šviesiai ir klausti. Virginija reikaliukas. Virginija, žinokit, reikaliukas. Vyrui reikia. Ir vyrai. Ar turit pušiukų? Taip.
Ir moteris gali kreiptis dėl vyrų. Irgi pušų, žiedelių ar ten pumpuriukų dovana Pušų artėja. adakės. Žiedadulkės. Ačiū, Virginija. Šiandien jau su visais jumis atsisveikinsiu. Ir tikrai klauskite, dalinkitės, mėgaukitės, gydykitės ir būkit sveiki. Ačiū Jums. Iki.